Druskininkuose nacionalinės Europos dienos šventės šūkis buvo "Jei aš būčiau tu". Šalia pagrindinės scenos šurmuliuojančioje Tolerancijos alėjoje šventės svečiai galėjo pamatyti, ką reiškia ES struktūrinių fondų parama žmogui. Europos struktūrinių fondų parama žmonės pasiekė visoje Lietuvoje. Pagalbos sulaukė tie, kuriuos visuomenė galbūt jau buvo nurašiusi. Druskininkuose Tolerancijos alėjoje šventės svečiai galėjo susipažinti su 10 skirtingų bei labai įdomių projektų, kurie yra finansuojami Europos socialinio fondo lėšomis. Čia Europos dienos šventės metu vykęs šurmulys yra puikiausias įrodymas, kiek daug kiekvienas žmogus gali, jei tik suteiki jam šansą. Mokom proto negalią žmonės pagal 4 mokymo programas neformalaus ugdymo. Mokom stalystės pagrindų, virtuvės padėjėjo, mokom siuvėjų operatorių ir popieriaus dirbinių dirbėjų. Lankyti centrą patinka, mokytis irgi patinka, daug jau sužinai. Mokomės valgyti taisyti, mokomės servitėlės lamstyti. Vilties švyturys, labdaros paramos fondas. Gydome nuo priklausomybės ligų sergančius asmenys, vyrus ir moteris. Tai yra kompleksinės paslaugos, gydymas nuo šitų ligų, psichologinė pagalba, integracija į visuomenę, žmonės lanko paskaitas, bendrauja su psichologais, dalyvauja darbo grupėse, yra darbo terapija. O čia matote, tarkim, vaikinai iš metalo yra darę šitą, ar čia anksčiau stiklą graviravo. Dabar įrenginėjimas pas mus naujos yra dirbtuvės, kuriuose bus normalios metalo staklės ir pabaigę, einantis tą programą, vaikinai tiesiog turės galimybę praktikuotis ir mokintis dirbti su suvirinimo įranga. Pas mus buvo virš 140 dalyvių. Ir visi gana sėkmingai įsidarbino ir dirbo. Jau per reabilitacijas, baigiau vieną reabilitaciją ir paprasčiausia po to kažkaip nusprendžiau, kad reikia kažkaip tai integruotis į visuomenę, į darbą, nes iš tikrųjų niekada nedirbau ir o pačiam tai yra sunku padaryti, bent jau kai neturiu jokių įgūdžių. Kaip nuo ko pradėti? Būtent šis projektas man padėjo tai įgyvendinti. Europos dienos šventėje Druskininkuose buvo pristatyti įvairūs projektai, kaip kurti šeimos gerovę, kaip skatinti proto negalią turinčius asmenis dirbti, kaip derinti socialinės ir verslo iniciatyvas, integruoti neįgaliuosius priklausomybės ligomis sergančiuosius į darbo rinką, bei kaip įgyvendinti mažas verslo idėjas.